Čia tai jau nebūtų. Na ir turbūt startą teks pakartoti suorganizuoti teisėjai. Startas, važiavimą dėl starto. To turbūt programai, o tikėtis vis daugiau reikia dalykų, įtampa tiek sportininkams, tačiau dabar lauksime antro bandymo startuoti sėkmingai. Kuris žirgas čia suskubo startuoti, na iš tos didelės klausos dalyvių sunku pasakyti, teisėjai yra keli. Na mes matome, kad žmonių starto aikštelėje eikime sėkmingai. Startas leidžiama. Startas iš antro karto pavyko, na ir aš kviečiu mus visus ištikimiausius žiūrovus transporto būtent nusimokėjo šimtas bandysės susižiūrėti, tačiau nebematau jam pagrindimą dar turime žingsnių. Taigi laukime antro posūkio nepraleidžia pozicijų, tiesa kol kas Viesulas su Kastyčiu Trota. Ir mes laukime antro posūkio žirgai. Rungiasi distancijoje 2150 metrų distancijoje. Teisėjai žiūrė, kad vienas žirgas nešuoliuoja. Kol kas visas važiavimas vyksta sklandžiai, tiesa įdomu, kam pavyks išsiveržti bent kiek į priekį, aiškėja dideli lyderiai. Na, žiūrovai turėtų palaikyti savo favoritus. Kol kas jau grupelė žirgų, kurie gali būti ir lyderių grupelė. Žirgas, jeigu jam ir finišavus, kol kas savo atotrūkį didina. Tas skaitos Trota ir Viesulas, na, o kova dėl antros pozicijų iškėsime pirmie ir kol kas tikrai reikėtų prognozuoti, kas užims antrąją vietą, kuri verta 250 litų, pirmoji 500 litų, na, iš viso bus apdovanoti net 5 žirgai. Stengtis svarba ne tik dėl tų piniginių prizų, bet ir dėl užimtų pozicijų, kurios gali sudaromas visose varžybose. Na, o mes artėjame prie finišo tiesiosios, paskutinysis posūkis ir dabar galime matyti spurtą atsiliekančių žirgų arba spurtą lyderio, kuris kol kas visą važiavimą išlaiko lyderio poziciją, tai yra Viesulas su Kastyčiu Trota. Tačiau matome, jog vyksta ne pirmą kartą.
labai. Tų rezultatų galėtų žiūrėti kaip patriotų, bus aiškus tikslus nugalėti lygio ir aš kviečiu nugalėtoją.